On October 18th, Brave CF debuts in Lithuania in partnership with leading local combat sports promotion, UTMA. World heavyweight champion Pavel Dailitko headlines this historic event, making his second title defense and returning home to fight in front of his own people for the very first time. Also on the card, Chris Mugg, set for his fourth straightaway day assignment, Turkish prospect Alperen Karabulut, back at flyweight, plus Lithuania's most promising talents, ready to follow in Dailitko's footsteps. Brave CF 99 live in Vilnius. We're taking the world to Lithuania, and Lithuania to the world. Sveiki visi, aš esu Martynas Nesavas ir spalio 18 dieną UTMA organizacija atkeliauja į Vilnių. Kartu su Brave CF organizacija, pirmasis toks ir bene didžiausias MMA turnyras Lietuvos istorijoje, Brave CF 99 ir UTMA 14, 10 profesionalių MMA kovų, visi geriausi Lietuvos MMA kovotojai bene vienoje vietoje ir, na, aišku, vakarą vainikuos Pavel Dailitko titulinio kova dėl pasaulio sunkiasvorių čempionų diržo, bet ne ką prastesni ir ne ką mažiau geri kovotojai bus tą vakarą Vilniuje. Na ir vienas iš jų, kartu su manim, Laurynas Urbonavičius. Sveikas, Laurynai. Sveiki visi. Žiūrėk, Laurynai, aš nuo ko labiausiai norėjau pradėti. Aš sėdėjau vakar visą dieną, googlinau, su ChatGPT bendravau. Kapitonas Lietuva. Iš kur šitą pravardė? Čia mano treneris Alfredas Lifšisas pasidarbavo ties jie. Tai aš irgi nesupratau, iš kur ištraukė. Bet vienu žodžiu čia turbūt kilo, nes Randy Couture'as yra Kapitonas Amerika. Pravardė, tai sako, bet Lietuva dar neturi kapitoną Lietuvos. Tai va taip, jis davė man iš pradžio tokia, kažkaip keistokai skambėjo, žinai, Kapitonas Lietuva kažkaip tai, bet paskui toks gavas kaip ir visai, kaip sakant, prikolinis skamba, jeigu taip galima žiūrėti. Ir užsieniečiam komentatoriam lengviau, žinai, captain, jie tenais paskui atsiūnėlės kaip kovau. Tai žymiai lengviau užtarti ir visai kažkaip prilipo. Bet tau ir tinka, ta prasme, tu esi ne kartą ir Instagram'e šitą įsikėlęs, dirbi vadovybės apsaugos tarnybai, statutinė organizacija, žinai, ten, aš nežinau, laipsnius turit, neturit, kaip tokių? Turim. Nu, tai va. Jo, ten dabar yra kaip ir pareigybės, bet aš prieš gaisrinį dirbau, ten buvo laipsniai. Ten buvo kapitonas, bet aš nepasiekiau. Nespėjau pasiekti. Nu tai va, tai žiūrėk, atitinka tokia, žinai, statutinės organizacijos, viską kovotojus. Taip, būtent. Tai gerai, kapitonas Lietuva, Laurynas Urbonavičius. Laurynai, kaip ir sakiau, spalio 18 dieną atkeliauja čia į Vilnių kartu su Brave ir UTMA organizacija. Nėra tau pirmas kartas Vilniuje kovojant, bet toks sugrįžimas po labai ilgo laiko. Sakykime taip, apskritai ir po kovos jau metai praėjo pastarosios tavo ir į Vilnių, ir į Lietuvą tas sugrįžimas čia jau kiek bus 3 ar 4 metai, tikriausiai iki Lietuvoje nesikovojęs. Kalbėjom su tavim podcast'e, kad tau garbė ir atsakomybė yra sugrįžti. Dabar, kai yra Fight Weekas, žinai, kai jau viskas yra į tą aštrėjimą visko ir svorį reikia jau damušinėti, ir jau tą training campą uždaryti tinkamai, emocijos sukyla. Jauti tą visą atsakomybę ir garbę papildai ir gniaužia biškį? Jo, papildau. Kaip sakant, baigėsi tos sunkios treniruotės, jau, galima sakyti, irgi viena iš sunkiausių momentų, kaip tu jau ir ištvermės treniruotės darai vos nesalėje, kada jau labai sunku tikrai vos ne iki nukirtimo. Ir dabar jau tos jėgos po biškį sugrįžta, jau darau po vieną treniruotę vakarais, jau tokia lengvesnė, kad tam aštrumui. Jau tas vien ir nuotaika pradeda gerėti, nes tu jau pradedi jausti tą atsigavimą, tą tokį polisį ir įsimiegi gerai, tai iš tikrųjų jaučiu toksai. Tik aišku, dasideda jau tokių daugiau psichologinio spaudimo. Artėja jau Fight Week, artėja kova, jau vis tiek tu vizualizuoji, nusitikinėjai kiekvieną dieną. Plius dar visokių reikalų dabar ir su medija, ten spaudos konferencijos, lauks svėrimai, bet aišku, dabar pagrindinis momentas sunkiausias svorį. Svorį padaryti tinkamai laiku, gerai, tinkamai padaryti jį ir tada atsakyti tinkamai. Tai va, čia gal tas momentas dabar atsakingiausias lieka. Nejautai to tokio pasiilgimo, nes iš esmės Lietuvoje pastarį kartą kovojo 22 metais, po to
24 Bellatorė, dabar vat sugrįžti į Lietuvą dar vienai kovai, viskas truputėlį skirtingai, ypač nuo užsienio organizacijų, tas dėmesys, kaip tu sakai, ir iš medijos kitoks, intervai lietuviškai. Taip. Jauti tą tokį, nebuvo tokio pasilgimo, kad kalbintų, ieškotų, sakyčiau, ką noriu, parodyti galėčiau. Fainiau, žinai, kaip jau gauni to, lengviau save jau išsireikšti, nes kadangi viskas lietuviškai to dėmesio, kažkiek buvau gal ir pasilgęs, bet kažkaip net nežinau, bet aš to kažkaip nesureikšminu. Žinau, kaip tai vyksta, kad reikia tokius šitos reikalus atlikti. Ir tiek. Tai gerai, aš tada dar biškai kitai pasuksiu tą patį klausimą. Ar nejautai to išsilgimo jausmą parodyti, ką iš tikrųjų gali? Taip, nes pergalė, žinai, ta atrodo seniai surasta, daug tų pertraukų, daug atšauktų kovų, kai jau pasisekė kovoti, nepasisekė padaryti, ko norėjai. Tai vat, ar nėra jau buvo toks jau, žinai, užsidegęs ilgesys, kad išeit ir parodyti geriausią savo versiją ir pasimkas? Tai vat būtent, nes aš vis tiek šitos metus, kad tai nekovau, vis tiek aš treniravausi visą laiką. Ir dar aš pilnai tikiu, kad man tas potencialas, pilnai aš jo taip ir nesu parodęs. Ir taip ir mėtais vis tiek, kai ilgas laiko tarpas buvo, galvoj, gal visgi jau buvo raginimų iš šeimos narių, kad gal vis dėlto baigti tą karjerą, nes labai nesiseka, nes aš po tos Bellatoro kovos norėjau čia Lietuvoje irgi startuoti, bet irgi kaip ir visą kempą buvau vėl pasiruošęs, paskutinę savaitę varžovas iškrito vėl. Ir man taip nesisako vis tiek, taip nesiseka, gal čia kažkokie ženklai aukščiau, žinai, kad pabaigti reikia, bet dar vis tiek aš nekabinau tų pirštinių, treniravausi ir padėjau kitiem ruoštis ir toks, žinai, daug treniruojasi, bet negali realizuotis. Va tas labiausiai ir gal užnysdavo. Ir dar pagaliau, sako, bus va šitas turnyras, didelis renginys, kur, realiai tikrai turėtų viskas pavykti. Ir kol kas viskas gerai. Viskas, kol kas, klostosi viskas pagal planą. Ir manau, kad galima bus tą parodyti, ką veikiau, žinai, visus tos metus. Kalbant apie tą psichologinį momentą, kurį minėjai, kuris Fight Week atsiranda, ar nėra tuo pačiu, kai tiek laiko, žinai, tu jautėsi tavo suspaudimą, kad, neišsprogtų jisai bet kur, kad, per butelio kamštelį jisai išvažiuotų, žinai, tinkamą kryptim. Tas visas noras pasirodyti, noras išreikšti save, noras parodyti tinkamą savo versiją. Kiek vat yra svarbu save suturėti, žinai, iki tinkamo momento dabar, kad taip išleisti. Iki kovos, žinai, tas visas vadinamas nudegimas, jisai tai vadino kovotai, žinai, kad tada pradėtum jau leisti emociją, kad laikas būtų tinkamas. Kažkaip vis tiek turiu tos ir patirties, bet kokiu atveju ir gal tas, kadangi esu jau vyresnis, gal labiau galiu save sukontroliuoti, aš galvoju, kad aš kažkaip apie tai net negalvojau, kad galiu čia prasprogti ir panašiai. Kažkaip gan turiu neblogą savikontrolę ir manau viskas bus gerai. Išlauksiu iki tam tikro momento ir tada, teks parodyti, ką moku. Pagal Šerdogą tavo tas profesionalus kelias MMA narvuose 2016 metais prasidėjo. Taip. Meluoja, nemeluoja? Greičiausiai aš net ir pats neatsimenu tiksliai. Maždaug, ne? Ten Valiatudo turnyrai būdavo. Taip. Dabar ta kelionė, tai kiek čia yra, 9 metai. Pavadinkim tai tam profesionaliam MMA pasaulyje. Kaip ir kalbėjom su tavim podcast'e, šitas turnyras tarsi toks kaip restarto mygtukas truputėlį gali veikti MMA Lietuvoje. Toks yra kaip ir lūkestis, žinai, toks gali būti efektas viso to. Pats dabar, kaip palygintum, save prieš 9 metus einant į pirmas tas profesionalias kovas ir dabar tokiam momente. Kur jauti didžiausią skirtumą tiek asmeniškai, tiek aplinkos tos kovinio sporto kultūros, MMA sporto kultūros Lietuvoje? Dabar, kas liečia mane, tai vis tiek kai patirtis viskas susideda. Iš tikrųjų, aš pradėjau savo karjerą, jau profesionalią karjerą, turėdamas gan mažai patirties mėgėjose netgi, nes man šiaip jau buvau fiziškai gan toksai gerai, kaip sakant, pasiruošęs, dėl to man gerai sekėsi ir mes jau kadangi 24 metų gan vėlai pradėjau, nusprendėm nebesirinkti tenais kažkiek, tai, žinai, 100 kovų tų mėgėjus ir eiti profesionalus. Tai va, tai aš išėjau su gan tokia skurdžia patirtim, tai va tas truputį jautėsi, tokia įtampa vis tiek kovose, toks labiau įsitempęs būdavo ir panašiai. Gerai, kad tas kovas neužtrukdavo per daug, bet turėjau ir paskui vis tiek su patirti metais iš metų turėjau ilgesnių kovų, sunkesnių kovų. Tas duoda, kad dabar turbūt vis tiek daugiau esu atsipalaidavęs, daugiau žinantis ir techniškesnis ir panašiai.
Tai va tas didžiausias skirtumas, bet čia savaime suprantama, nes patirtis viskas susideda. O kas liečia pačią to meto tą MMA kultūrą arba tų renginių, nu, tai tikrai nebuvo tiek, kaip sakant, tiek daug prožektorių šviesų, žinai, tą kovinį sportą. Mes tiesiog ten būdavo tie vietinės reikšmės turnyrėliai. Tai dažniausiai draugų draugai susirenka, nes ir tos patalpos mažesnės, būdavo ten, tas pats kiekiai kažkiek būdavo jau didesnis tas renginys Lietuvoje, bet tenais ne visą laiką būdavo tos MMA kovos, o daugiau ir buvo vienas kitas ten Cage Warriors, dar kažkokių, kas ne Cage Warriors, net neatsimenu tiksliai kaip ten pavadinimas dabar, keletą buvo tokių renginių, bet niekas neprigydavo, ta prasme. Niekas nepirgydavo, daugiau vis tiek, daugiau mažiau gaudasi tokios vietinės reikšmės turnyrai. O mes dabar turim tikrai jau ir tarptautinės organizacijos įžengimą čia, tai čia labai didelis reikalas. Ir jeigu aš tikiu, kad pasiseks pasirodyti mūsų kovotojams gerai ir aš manau, kad tai tik tai pradžia, kad mes sulauksim ir daugiau aukšto lygio renginių Lietuvoje. Kai pats pradėjai tą profesionalo karjerą, ar turėjai tą tokį lūkestį? Nu, suprantu, kad ambicijos visą laiką, žinai, kai eini sportas yra pačios aukščiausios, eiti iki viršūnių ir taip toliau, bet ar tokį realų tikėjimą turėjai, kad galėsi praverti Belatoro duris, kad galėsi Lietuvoje kovoti su tokia organizacija čia būdamas? Žinai, nereikia niekur išvažiuoti, atvažiuoja čia Breivas, yra UTMA, bendras toks renginys. Ar turėjai tą tokią viziją, kažkur galvoji, kad tokie dalykai gali veikti tavo karjerą? Turėjau, tikrai, aš tikėjau savim ir aplinkinių padrasinimai, ir aplinkinių nuomonė dasidėjo. Ir mačiau savo lygį, visai neblogai sekėsi, bet tikėjau, net į fit duris norėjom praverti, nes aš dar kai pradėjau sportuoti, tas ėmėjų lygis dar nebuvo toksai, koks dabar. Iš tikrųjų, ir buvo žymiai daugiau šansų tau pakliūti. Bet metai iš metų tas MMA lygis ir populiarumas pasaulyje milžiniškų greičių rytuliojasi ir atsirado tūkstančiai kovotojų ir labai gerų kovotojų ir ta konkurencija labai stipriai išaugo ir jau, nežinau, po 5 metų, po 7 nuo to mano starto jau buvo labai sunku, turi būti visiškai išskirtinis, visiškai su arba jau minimum kažkokios didelės organizacijos čempionas, kad jau galėtum pasibelti. Seniau tiesiog tau užtekdavo gerą rekordą, tiesiog ir tu galėdavai vos nepasirašytą kontraktą. O dabar jau to nebeužtenka, turėjau kaip minimum būti organizacijos čempionas ir užbaigtas kovas įspūdingai. Tai va, tai tuo labai ir skiriasi dabar. Milžiniška konkurencija, milžiniška. Kaip pats sakei, į profesionalų MMA sportą tai neturėdamas tokio, žinai, gilaus to mėgėjų kovų bagažą. Taip. Bet tau ir tą patirtį vienaip ar kitaip ir tam profesionalų MMA sporte, sakykime, minučių kiekių buvo sunku pačioje kovoje rinktis. Iš 16 kovų, apskritai, kiek esu turėjęs profesionaluose, 5, man atrodo, tik tais, truko ilgiau negu 1 raundą. Ar tai dėl tavo pergalės, ar galbūt dėl pralaimėjimo, bet tas laikas, kiek tu apskritai praleidai pačiam kovoje MMA narvėjais, nėra toks ilgas. Kaip tu pats žiūri į šitą? Ar tai yra tavo kažkoks privalumas, kad jeigu neužtrunki, tai viską darai teisingai? Ar kad galbūt tų minučių reikalingų nesusirinkai dar tiem, žinai, giliems vandenims pavadinkime? Geriausiai pažįsti save per ilgas kovas. Nu ką ten, tas trumpa kova tau mažai duoda patirties, tam išėjime, tam fokuse, gal prigausi, nukautuosi gerai. Trumpa kova mažai žalos savo, kaip gali realiai sortuoti greičiau kitoj kovoje ir kelia tai turbūt ir pasitikėjimą, visą kitą, bet tam pačiam tobulėjimui, tam savo klaidų pamatymui, tai tik ilgos kovos. tą pamatai, nu ką tu, kokią tu klaidą pamatysi labai didelę, kai ten kovo trūksta minutė, žinai. O kai tu esi pavargęs, va tada prasideda visas grožis. Kaip tu esi pavargęs, tada ir prasideda klaidos didžiausias pasimato, kur tu esi nedadirbęs ir panašiai. Tai ilgos kovos labiausiai tave tobulina, nu, ta prasme, duoda tau to teigiamo, žinai, efekto. Tai va, tai turėjau keletą ir ilgesnių kovų, sunkių, tai va, nors tiek. Iš 14 pergalių 9 nokautais esi pasiekęs.
Šiaip amžius koviniam sportui yra toks truputėlį atvirkštinis dalykas. Kuo lengvesnė svorio kategorija, tuo greičiau tikriausiai ateina tas jau nuvažiavimas žemyno piko. Kuo aukštesnė svorio kategorija, tuo dar ilgiau gali išsilaikyti pike, dėl įvairių dalykų. Lėtesnio tempo, kūno adaptacijos ir panašiai. Tu dar esi to, žinai, jau toj viršutiniai skaliai, tai light heavyweight, cruiserweight, heavyweights, jie dar turi tą ilgesnį laiko bagažą. Pats jau esi koviniam sportui ir apskritai sportui jau link veterano kategorijos, jau ten maždaug, žinai, būtų galima statyti. Jauti, kad dar esi išsaugojęs visą savo tą fizinį potencialą. Jo, fizinį tai visiškai esu, nes, sakau, ir tai mažiau patirties turėjau ir visai dabar jau su tais metais vis tiek pažįsti savo kūną, žinai, kaip treniruotis. Ir žymiai geriau jautiesi ir geresnę formą netgi pasieki fiziškai, nes seniau, kai jaunas, persitreniruodavau dažnai, žinai, atrodo, Atrodo, kad kuo daugiau varys, tuo geriau bus persitreniruoti. Toliau, dar aš toksai kaimo vaikis nuo štangas atėjau, bet tokios jokios kovinio sporto bazės realiai. Tai toks dar mėdavau su svoriais daugiau padirbus, toks persikačelinės, jausdavausi plus dar kai kilodavau tos pačius svorius, žinai, kai jaunesnis skauda, neskauda, vis tiek stengiasi tą patį svorį kelti, jo, tai reikia pasidaryti tą, ką visada. Dabar jau kitoks mąstymas, jau stengiasi, sakau, būti ilgamžiškesnis, jeigu kažką skauda, visą laiką gali pakeisti kažkokį pratimą. Tu pradedi dirbti protingiau. Seniau, jeigu, kai turi jaunas kupinas jėgus, per jėgą stengiasi daryti, dabar jau stengiasi techniškiau tai padaryti. Ieškai lengvesnių būdų tą patį žmogų nuversti ir panašiai. Tai va tuo skiriasi, pradedi daugiau galvoti. Dar tada prieš perinant apie kovą toks paskutinis, žinai, į tave orientuotas labiau klausimas. Kaip tu performulavai save kaip kovotoją per šitą savo karjeros laikotarpį? Nuo to, koks tu pradėjai, kur buvai pasiekęs, žinai, kai kartais tęsi karjerą jau galvoji, va čia jau. Dabar ką noriu, galėčiau išjungti. Tas momentas kartais ateina, kai pasiekia, atrodo, prieš 1-2 kovas jautiesi ant tiek gerai, bet po to suvoki, kad dar galėjai. Ir tada vėl pradedi keisti, ir vėl pradedi keisti. Tai kiek tu perkeitei save kaip kovotoją? Man iš tikrųjų, aš niekada nebuvau pasiekęs tokio momento, kad jau galvoju, dabar aš jau viskas. Jo, kad galiu kovoti su bet kuo ir panašiai, nes ant tiek greitai kyla tas lygis ir tu kartais atrodo, jau tikrai gerai jautiesi, paskui nuvažiuoji ten kažkada ir į Švediją nuvažiavau su Gustafsonu, Aleksandru, su kitais jau įsikotų padirbau, pamačiau, kad oi dar reikia, ir ten reikia, ir visą laiką buvau ant tos žemės, kaip sakė, nebuvau niekada pakilęs, mąstymas tarp debesų neskraidžiau. Visą laiką taip realiai galvojau ir supratau, kad ir tu nespėjai tobulėti realiai. Tu jau atrodo kažką pasiekiai, ką galvoji, kur tau reikia pasitempt, jau ten pasižiūri, kad ten visai tu dar labiau atsilieki. Ta prasme, kuo daugiau miško, tuo daugiau medžių. Pamatai, kad taip visi tobulėja, kad tu tau dar vis tiek dar trūksta ir ten trūksta. Ir tas ir dėl to gal ir žavus tas kovinis sportas, kad tu ten tam tobulėjimui nėra ribų, tu niekada nepasieksi tos aukščiausios skalės, kaip kažkur, žinai, kur ten gal kažkiem bėgime, ten sprinte, jau ten ir tas rekordas užkeltas, jau tenais tą 0,01 sekundės, jau tenais belė kaip reikia reikalų, kad tu pagertum. Atrodo, subėgo žmogus idealiausiai pagal savo duomenis, fizinius sugebėjimus ir techninius ir pataikė ten, kur reikia tą koją padėti. O čia kitaip, čia visai kitaip tas kovas vyksta. Ir stiliai skiriasi ir tu turi adaptuotis ir prie tam tikro stiliaus. Su vienu tas veiks, su kitu tas veiks. Ir tas be galo be krašto. Tai vat, niekada ir nebuvau toksai. Niekada nesijaučiau, kad aš jau dabar jau esu tikrai gero lygio, žinai, ir panašiai, žinai. Visą laiką ir tas nuolatinis tobulėjimas. Bet gal jo vaisius tada galėsi, žinai, parodyti. Spalio 18 dieną Vilniuje susitiksiu su Salimu El Usaidi iš Maroko, kovotojų, 10 pergalių, 3 pralaimėjimai iš 10, 11 pergalių, ne? Jis pasirodo kovoja čia neseniai. Ai, dar nerašytas, okei. Na, bet žodžiu, 11 pergalių, 7 nokautai žmogaus sąskaitoje visgi, reiškia, turi savyje parako. Net nereikia gilinti, žinai, į tiek jau į tą footage'ą, skaičiukus galima kartais pažiūrėti, bet aš šalia skaičiukų dažnai ir nuotrauką nukrenta, jau kalbėjom per podcastą, kad įvairiai ten reagavo. Jo, nieks nepasižiūrė, žinai, ir tokie visą laiką sprendžia, bet vat skaičiukai rodo savo. Jis toks, sakau, labai unikalus kovos, labai įdomus.
aš sakyčiau, išskirčiau, kad jis turi charakterį ir patvarę galvą. Ir kvepuoja gerai. Ir esmė tokia, kad jisai nei ten smūgiuoja, jisai labai gerai, nes jo duomenys labai nedėkingi. Jis ir mažiukas, rankos trumpas pagal sunkiasvorius, tai ypatingai, dabar jis jau numetė svorį už 93 kovos, tai jis jau net atrodo visiškai taip atrodo negu toj nuotraukai. Nei ten labai geros imtynės turi iš tikrųjų, nes kai pradeda kovoti, jis ir metimus prasileidžia, ir smūgius prasileidžia. Bet va turi tą charakterį, muša visi ir jis nepasiduoda, prasileidžia, atrodo, krenta, stojasi. Ir taip turbūt sulaužo psichologiškai savo varžovus, kad tu jį muši, išnaudoja visas jėgas, o jis vis tiek eina ant tavęs, eina į priekį ir dažniausiai lūžta žmonės, jo priešininkai psichologiškai, tada jis perverčia ir jisai tada primuša. Nes yra labai didelis psichologinis momentas, kai tu, pavyzdžiui, kažkam duodi ir matai žalą. Jis nebe taip puola, atsitraukia. O kai tu duodi, atrodo, pataikai, bet tie tavo stiprūs smūgiai nedaro, atrodo, jokios žalos jam. Tai va tas iš tikrųjų... Kai nerandi efekto. Jo, nėra efekto. Tai atrodo, tai kaip prieš jį laimė, žinai, galvoji, kad negali niekaip be mūsų, žinai, o jis eina į priekį. Bet aš sakau, aš irgi toksai, kad pasiruošęs tam ir mano daug kovų buvo tokių, kad aš tiesiog visus 3 raundus kontroliavau ir smešinau ir jeigu nenukris, kaip sakant, jisai nuo mano smūgių, tai reikės smešinti visus raundus. Su kuo labiausiai norėtum iš tos kovos išeiti? Ta prasme, koks tau rezultatas, nebūtinai dėl pergalės, bet apskritai dėl pasirodymo ringe tau yra svarbiausia šitame etape? Su kuo nori išeiti iš ringo, kad būtum absoliučiai patenkintas? Norėčiau iš tikrųjų nokautą norėčiau, nesenai tokį gražaus stovėsinį nokautą iš tikrųjų. Man būtų golas toks visai toksai jo. Bet iš tikrųjų, aš žinau, kad fanam tai gal ir patiktų, bet iš dalies ir ne, nes dažniausiai, kai aš kovodavau ir atvarydavau, atsimenu, mano mama atvažiavo į Vilnių pažiūrėti kovos ir kova truko su Brazilu 13 sekundžių. Tai toks nokautas, bet nusivylimas ir džiaugiasi, bet ir toks tu ateini pasižiūrėti tos kovos ir jinai trunka labai trumpai. Ir dabar, taip lauki ir nespėjai pasigrožėti, žinai. Tai jeigu man ir nepavyks nokautuoti, jeigu jisai atstovės ir mes ten ilgiau kaip kovosim, tai nieko nėra blogai, dėl to, kad žmonės turės reginį. Galėsiu parodyti savo įgūdžius, aš galvoju. Žinai, UTMA turnyruose, kai kurie kovotojai čia tokį jau yra ir palepinę žiūrovus kartais savo įspūdingais išėjimais. Tu ir gerą pravardę turi geram išėjimui, neplanuoji kažko apjungti biškį. Ne, pažiūrėsim, negaliu atskleisti dabar, bet buvo visokių minčių. ir mes su treneriu irgi juokėmės, nes kadangi aš jau kapitonas Lietuva, bet galima ir kitokių teminių dalykų, aš nežinau, ar mes turbūt gal ir negyvendinsim, bet šiaip galiu pasakyti, ką mes juokėmės. Mes sakom, kadangi jo pravardė Bizonas, tai reikia su Virgės tokiena daina išeiti ir su Kaubojiška apranga ir su Lasu. Tokių kažkokių mes buvom pagalvoję, tai dabar jeigu išeisi jau nebus įdomu, bet gal pažiūrėsim. Reikia palaikyti, intrigą. Pasižiūrėsim, kaip bus įkvėpimas tam momentui. Gerai, Laurinai, tada su tavim sumatys ir visi žiūrovai to, ko pamatys šeštadienį. Fight Weekas prieš Brave CF 99 ir UTMA 14 turnyrą Vilniuje, didžiausia arenoje Vilniuje, ketvirtadienį ir penktadienį dar pamatysite tiesioginės YouTube transliacijas UTMA YouTube platformoje, spaudos konferencija, sverimų ceremonija ir paskutiniai face-offai. Na, šeštadienį spalio 18 dieną UTMA CF 99, UTMA 14, geriausi Lietuvos MMA kovotojai, na ir viską vainikuos Pavel Dailitko kova dėl Brave CF pasaulio čempiono sunkiasvorio diržo. Iki pasimatymo.